žiūrovai, su jumis sveikinasi laidos Klausimėlis vedėja Vaiva Vyturytė. Šiandieninė mūsų tema bus apie ekologiją. Taigi, mano kolegos manęs jau laukia Vytauto Didžiojo pagrindinėje mokykloje, kurioje mes apklausime šios mokinius Seime. Švaraus. Nežinai, kas tai per žodis, ką jis reiškia? Kas tas? Pats svarbiausias žmogaus dalykas, žmogaus galima nesaugoti, o gamtą dėl vieno žmogaus gyvenimas bus, o gamtą visada reiks. Tai aš būtinai esu didelis jūs mylėtas. Kaip jas rūšiuojate? Plastik atskirai. Aha. Stiklas atskirai. Plastikas, stiklas atskirai. Ką dar? Popierių, taip. O, kita šiukšlės kur didėjo. Kokios tos šiukšlės vadinamos? Pieno pakelis, ne šiukšlė, aš ją už ją susimoku, traškučių pakelis, ne šiukšlė, aš už ją moku, už viską mokam, kur ta valdžia rentas. Neteršia aplinkos, taip. Rūšiuodami šiukšlės neteršia aplinkos. Kokie protingi mūsų antrokai. Jūs antrokai? Aš trečiokai, atsiprašau. Šiandienos klausimėlis priartėjo prie pabaigos. Ačiū už dėmesį, iki pasimatymų.